Sveiki, mano myli bičiuliai, malonu, kad įsijungėte pažiūrėti. Šiame epizode papasakosiu šiek tiek apie žolės pjovimą mūsų parke. Tai yra ko gero vienas mėgstamiausių mano darbų, kartais net atpalaiduojantis, visada suteikia džiaugsmo, kai greitai pamatai atliktą rezultatą. Vasarą šis darbas yra nuolatinis. Parke stengiamės žolę pjauti kas savaitę, kartais ir dažniau. Nupjauti visą parko teritoriją užtrunka tarp 6-10 valandų, priklausomai ar pjauname dviese. Visą tai atliekame 2 traktoriukais. Ir čia kalba eina apie erdvę, kurioje vaikšto žmonės, visą kitą teritoriją pjauna ūkininkas su dideliu traktoriumi. Vienas yra nulinukas, tai greitas ir manevringas traktoriukas, kuris puikiai telpa mažesnėse vietose, aplink medžius ir eksponatus, kraštuose palei vandens tvenkinius ir apipjauna visus parko kalnelius. Netyčia užstrigus, dėl jo lengvo svorio jį išvaduoti yra kur kas lengviau. Vienas didžiausių pliusų gali apsisukti vietoje, todėl ir vadinasi nulinio apsisukimo žoliapjoviu. Pagrindiniai minusai – lengva sugadinti pjaunamą žolės plotą, daugiau laiko užtrunka išmokti tinkamai vairuoti. Kitas traktoriukas skirtas pjauti pagrindinės parko erdvės, kuriuose nenorime, jog liktų šviežiai pjautos žolės. Pagrindė dėl kliento, kad jo batai nebūtų aplipę žolė ir kad ta pati žolė nebūtų atnešta į patalpą. Jis yra lėtesnis, sunkiau įveikia kalnelius, aplink medžius reikia skirti daugiau dėmesio vairavimui, nes pakankamai lengva sudaužyti žolės bunkerį. Čia jau kalbu iš patirties. Yra galimybė apvirsti dėl aukščiau esančio masės centro. Pjaunant didelę žolę dažnai gali kimšti surinkimo turbina. Pati žoliapjovė sveria apie 600 kg, su pilnu bunkeriu ir virš tonos gali sverti. Užstrigus dažniausiai be keturračio jau nebeištrauksi. Pagrindinis pliusas – surenka gerai žolę, rudeninius lapus, kaštonus, gan ekonomiškas, turintis didelę pjovimo deką. Kartais bandau atrasti naujas pjovimo schemas, kurios padeda greičiau ir lengviau apipjauti pievas. Su kiekvienais metais stengiamės tobulinti savo įgūdžius bei atsinaujinti techniką, kiek finansai leidžia. Iki to, ką turime dabar, reikėjo paplušėti 5 metus. Pradėjome nuo mažo traktoriuko, kurio tėtis nelabai norėjo pirkti, sakytas 12 metų atgal iš vis pjovė viskas su dalgiu. Po to benzininis trimeris, po ilgų prašymų buvo įsigytas traktoriukas, su kurio galėjai pagreitinti tik tai dalgio procesą. Taip, kaip dabar pjauname parką, galima buvo tik pasvajoti. Pjaudome tik takelius ir aplink eksponatus, kas gal ir nėra blogai ir gal būtų užtekę, bet man nepatiko tos aukštos žolės, pilnos erkių, į kurias visada brisdavo mokiniai. Galiu drąsiai teigti, jog parko reljefo labiausiai veikia žolės pjovimas. Jei vieta pjaunasi sunkiai, nepatogiai arba išvis nepravažiuojama, bandome keisti taip, kad būtų paprasta ir greita. Ir mano akimis, taip parkas visai gražiai formuojasi. Devinta priekaba jau atvežta. 9 bunkeriai tik iš pirmojo kiemo, kuris yra 36 arų dydžio. 9 bunkeriai kart 600 litrų, visai nemažas kiekis. Bet čia buvo pirmasis metų pjovimas ir gana pavėluotas, dažniausiai pjauname mėnesių anksčiau. Visų kiemų ir takų plotas sudėjus šiuo metu gaunasi apie 3,5 hektaro. Ir žinoma, nepamirškime trimerio. Dar su juo reikia visas nepasiekiamas vietas praeiti ir nupjauti. Ir tam naudojame elektrinį trimerį, kuris tikrai šiuo atveju geresnis pasirinkimas negu sunkus benzininis trimeris. Prie geriausio noro ateityje norėčiau, jog pievos būtų labiau padalintos į sekcijas. Tai galėtų padaryti naujų takų atsiradimas. Taip pat svajoju visas pievas perkasti, išlyginti ir sumažinti augalinio sluoksnio storį, kad kuo mažiau atsirastų įvairiausių kurmiarausių. Visi nelygumai ir kurmiarausiai prideda papildomai laiko ir nuo jų be abejonės kenčia žoliapjovės peiliai.
paėmė? Baigia paskęst kažkur. Ir tada šituos juos. Ir tu užsidėk stiklą, ble. Tai yra kitas. Ar to neprieisi? Kad jaučiu. Ne. Pareis ant smūgą jau. Ką? Jis ant smūgą pareis, ne? Tarsime, galvoji, kad jisai čia šaus dabar? Aš tai įsivaizduoti iš pabalės iš paukštelį. Gal ne, bet jis Iki gyvenimo 4 kajai filmuoji, tu nieko iki gyvenimo gaudo. Gerai. Nebedaug. Viskas. tau, jeigu jau su šalmu, tai tik ne iš priekio. Turėtų diržas eiti. Eik, tai nebuvo. Ne tiek baisiai, kiek Gerai, galvojau. svarbu, sauga, svarbu. Ne, svarbiausia saugtis, aišku. Nepatinka, ne? Negerai, jeigu cilinas daužas, negerai. Jo, aš galvoju, galvot per kėdį važiuot. Jo, žinai, kaip čia. Neįvažiuot ant šito, nes jau prieš beveik išvažiavau. Tai pasistatyk taip, kad važiuotum tarp. Man neužteks vietos. Gal kas? Ai. Tai tada peršok. Ir mane jau verčia. Jau dabar. Jau dabar verčia. O, dabar tai jau. Pakelk biškį. Gerai? Dabar ten nuvažiuok. Taigi čia yra man. Reikia matyti, tada. Labai aukštai. Tęsti bandytą. Atsargiai. Aš galėsiu prieš pat galo, kai tu jau sujungsi. Naudotis tą progą. Jo, šiek tai taip. Tai geras laužimas dabar. Gali būt. Aukščiau reikia kelti, nereikia stabdžių. Nu va.
Na ką, bičiuliai, susitinkam ir vėl Malkiniai, nežinau kelintas šio epizodas, kurioje aš čia vietoje esu, per tas ekskursijas visiškai pasimetėm laikę ir tiesiog nespėjom darbuotis. Na, žinau, tą pačiu ir video nesipantuoja. Nusipirkom nemažai materijos, medienos, metalo, darysim baldus, darysim ženklus, darysim stalus, suolus, labai daug prisiplanavom daryti, menuleigį jau supakavom. Dėja, žodžiu, vieni projektai perima pirmą poziciją, jie yra aktualesni, svarbesni, kiti dėja turi palsėti. Arfa eis irgi pavės ilsėtis, o nes taip gaunasi, nes dabar sezono, kaip sakant, pradžia, įkarštis jau. Nu, ne įkarštis, bet turėjom ir didžiausią ekskursiją, virš 160 mokinių. Labai crazy buvo. Tai va taip ir sukamės, o iš tikrųjų pats didžiausias gal minusas tai yra oras, kai taip lyja, šalta. Šaltis tai dar nieko, bet kai taip lyja non-stop, švapia, nesinori tikrai, nesinori būti pačiam švapiam ir dirbti po tualetum. Na, bet rytoj rodo jau 17-18, trečiadienį irgi, o jau yra beveik gegužės pabaiga. Ką čia šiandien turim? Šiandien gegužės 19, o su žieminiam darbo striukėm esam. Nieko, turbūt tokie metai. Būna tikrai, aš atsimenu, kai buvo lietinga vasara, šalta vasara, kur retas, kuris net maudydavosi ir išbandydavo čiuožyklas. O vat, dabar net siurblys neįdėtas į vandenį, nes nėra kada ir maudytis. Tai va, tokios tokelės šiandieną planas pasidaryti mūsų vadinamą kaleskę. Šiaip kaleskę rusiškas žodis, tai šitų teroristų žodžių nebenaudosim, reikia keisti. Reikia gal kažkokį gražesnį, normalesnį, ką čia galim padaryti. Sygi, kaip tu manai, koks pavadinimas galėtų būti? Žiogą turim, damperį turim. Aš sakyčiau Jessica. Bet Jessica kažkas yra. Jessica yra virinimo aparatas. Mes Jessica ją vadinam. Jasikas, bet kažkaip Jasikas. Karutis bus karutis, mūsų karutis, jo. Na, taip jau nebegalėtų. Pripūsiu padangą ir faktas, kad jinai liesis. Ratukų vietos netinkamos buvo, reikėjo visą golevietę va čia persidaryti, visą šytę. Sriegius įsukom. Šitos vietos vairo irgi kabina padangą, tai persirbinam, turėtų būti gerai. Ir čia yra visiškai nauja padanga, jie yra tik tai mėnuo. Tai bandėm ir tokias, ir dar brangesnės, ir pigesnės. Vienodai jos išeina, man atrodo, čia vienas didžiausių tokių kaip apgaulių yra tos padangos, nes perkit ir 6 sluoksnių. Ir jinai lygiai taip pat nueina. Na, čia yra 4 sluoksnių, bet jinai yra storesnė. Ir aš manau, kad jinai daugiau svorio turėtų atlaikyti. Parašyta 350 kg vienai padangai skirta. Sunkiai patikėti, bet gali būti, aišku. Mes čia pakraunam ir iki 1,5 tonos kartais. Tikrai būna daug, visą kalną prikraunam. Kitas dalykas, storesnė padanga purve mažiau klims. Plonas labai, būtent su šita karietą važiuojant į pelkę kokią, pasimti rastų, varai ir bum, tos padangos tiesiog įpjauna į purvą ir viskas, negali išvažiuoti. Tai tikėkime, kad šitas pokytis mums tikrai padės ir pakeis į gerąją pusę. Na, dabar turiu iš senukų nupirktas tokias šiukšliadėžes. Pradžiai galvojau pats darysiuos, kažką montuosiu, bet po to pagalvojau, greičiau ir patogiau bus tiesiog nusipirkti. Tai čia bus lauko šiukšliadėžes. Ir jas nupirkau 6. Tiesiog per parką padarysim taškus, kur galima būtų tas šiukšlės išmesti. Mažos ten papirėlius, dar kažką, nuorūkas. Dažnai tas būna. O erzina, kai reikia rinkti visokiausias šiukšlytes. Bet gal ir mano kaltė būtų, kad čia nėra tų šiukšliadėžių parke. Bet anksčiau buvo šiukšliadėžės per visą parką, tik tai netokios. Jos buvo didesnės, ant ratukų, tai dažnai įsivartydavo. O po to pastebėjau, kad ir gyvūnai jas pradėjo atidarinėti ir krapštyti. Tai dabar mano tikslas yra atsipjauti metalo strypelius ir nuo žemės maždaug tokiam aukštyje pasikabinti, kad ties kišenė būtų šiukšliadėžė ir bus liuks. Ką visai neblogai gavosi, manau,
Tarnaus ilgiau dabar, aišku, gali būti ir netarnaus. Dar yra iš priekio šitam karučių bortui. Geriausiai naudot malkom vežioti. Puikiai telpa į malkinę, taip pat iškrovimo tašką ir daug galima pakrauti. Ir atrodo, kas šitokio, paimsi, pasidarysi, o beveik 4 valandas užtrukom pasikeisti 4 ratukus. Atrodo, mažas darbelis, aš visai galvau, greitai čia padarysim, 1-2. Saliginai greit padarėm, bet kaip pagalvoju, 3-4 beveik valandas. Tai pasidariau tokį kryžiuką, šiukšliadėžį, suvirinau, čia prisitvirtins. Galvau, gal dar čia per vidurį varžtą dėt, bet apseisim. 50 cm į žemę įsikala, metro aukštyje beveik kaba. Manau, pats tas idealu bus. Šiuo metu ekskursiją pasibaigėm. Buvo nemažai mokinių, faini mokiniai iš Kauno Kazio Griniaus mokyklos. Linkėjimai, kas žiūrite iš ten. Tikrai šaunuoliai mokiniai atvažiavo. Na, o dabar susigytų papietavom ir nusprendėm šiandieną padirbėti tinklinio aikštelėje. Sigitas jau bando ravėti, avėti, kažką daro, o jau, kaip sakant, darbui skirtas keturatis. Čia tikrai ne pramoga, ką darė Sigis, tiesiog beveik geriau. Na, o dabar yra toks dalykas, kad turime štai tokių visokiausių gėlyčių, kokių čia gėlyčių, žolytės. Ir jas reikia ravėti, nes norisi, kad čia būtų padarytas gražus tinklinio, kaip sakant, plotas. Bet problema yra ta, kad ravėti nesinori, nes čia labai daug bus to ravėjimo. Idėja yra ta, kad reikia taip sokiečiom iškelti tą žolės. Jau čia Sigis bando, bet matau, kad neišeis, reikės man atsisėsti, tuo tą ir padarysiu. Ir žolės sukėlus bus lengviau rinkti. Vis tiek jas reikės rinkti, nepabėgsim. Na, o papačia yra tentinė medžiaga ir ant jos buvo supiltas žvyras. Kai mano tėtis darė, žvyrą pirko paprasčiausia su akmenimis, mes su tuo pačiu Sigitu ir 10 metų atgal čia tus akmenukus rinkom, sijojom, dar su kolega Vitaru. Nu, žodžiu, buvo pataupyta. Net ir dabar, vat ant šito smėliuko nukritus, nugi skaudėt galėtų būti iš tikrųjų. Bet jau yra kaip yra ateityje, gal kai darysiu krepšinio aikštelę, taip pat galėsime pabandyti ir tinklinio aikštelę perdaryti. Tiesiai gaunu, tiesiai iš duslintuvo visi aromatai eina, bet gerai. Gerai, traukia žolės, po truputį traukiasi. Reiks jas kokį 10 kartų pravažiuoti ir bus. Idėja gal ir nebloga, tikrai nemažai renka, bet ir nemažai palieka. Va šitie, va čia dar reikia pragrėbti, viską pragrėbus į vieną krūvą. Aš manau, kad čia neblogai. Ir kiek čia užtruko laiko? Nu, nedaugiau 3 minučių. Tai jeigu taip, kas 3 savaitės, kas savaitę, nu gerai, sakykim, kas mėnesį, ne? Po 10-15 minučių skiri, bam. Ja, aš manau, kad idėja. Tai va, tai kad ir kaip bebūtų, visai žolės visur augs, ar tai būtų žvyras, žemė, arba net tas pats žvirždas su betonu, patenka per daug metų vyriausių dulkių, šiukšlių ir žemių ir jos tiesiog leidžia augti žoliai. Kažką renka, tikrai kažką renka. Panašu, tvarkosi aikštelė. Čia ta žolė, kai yra nenuimta, tai ir vizualiai neatrodo gražiai. O dabar man visai patinka. Reikia pabandyti pragrėbti, ar kas čia grėbasi. Grėbasi. Nu, dai, pabandom.
irgi prisivalgiai. Ne, nepačiam. Ir atrodo, ką, nieko čia neturi labai. Nu, kodėl? Kažką turim? Geriau, tikrai. Aišku. O, labas. Aišku, lyginant prieš tai, kas buvo ir dabar, jau geriau. Nu tai... Tai gal tiesiog... Akėčias. Kas savaitę. Jo, aš ir galvau, sakau, ne, kartą į mėnesį, jeigu tu čia... Nes jeigu žaisti mažiau. Turim tinklinio aikštelę pabaigtą. Ir vis tiek va šitoje vietoje žolės to išlys, jau aš matau, kaip jos čia užsimarinavusios. Tampėm su svoriu, tampėm su mažesniu svoriu, su didesniu. Po to iš vis be svorio su akėčiom važinėjau pirmyn atgal. Kaip ir geriau gavosi, šiaip daug ką iškėlė, bet vis tiek daugiau mažiau kažkas dar liko. Reiktų daugiau su kastuvu padirbėti, pakasinėti, bet... Ai, nu kaip tingisi. Ir tai čia va 3 valandas ir va tiek žolių ištraukta. Daugiau mažiau beveik pusę damperio, daugiau nei pusę damperio yra ištraukta žolių. Tai viskas, tiek tinklinė aikštelė baigta. Aš manau, kad jeigu taip greitai žolės nesugrįš, tai kas 2 savaitės tiesiog prasivažiuoti ir būtų visai neblogai. Jau praėjo 2 savaitėlės, tikrai pravažiavo nemažai mokinių, tikrai ir ne vieną kartą išbandėm. Kol kas viskas labai gerai veikia, nenoriu prisikalbėti, bet anksčiau judėjusi platforma visiškai nejuda, čia stovėjusi platforma anksčiau judėjo. Jinai netiek turėjo kojų, dabar 3 betonuotos kojos, 4 atotampos ir prieš tai buvo 4 atotampos, lynas šiek tiek ilgesnis, na bet gavosi labai gerai. Gal ko labiausiai pergyvenau, tai kad matysis, kas persirenginėja ir tai važiuojant, bet po to pagalvojau, kad eik, tai čia kol žiūrėsi, kol skrisi, nespėsi pamatyti. Ilgesnis, šiek tiek lėtesnis, nors tas lėtesnis irgi dabar Paulius ką tik pračiažė, tikrai nepasakė, kad būtų labai lėčiau. Ir nusileidimas į platformą, kurią padarėm, pradžiai buvo be platformos, o po to greitai per vakarą pasidariau, idėja šovė ir labai lengvai paprastai gavosi gera nusileidimo bazė. Tai ką, šiandien sekmadienis ir žiūriu, kad neblogas oras ir pagalvojau, jeigu neblogas oras, yra proga iškart reikia susivirinti turėklus. Turėklą darysiu metalinį, nors galvojau pradžiai gal daryti tokį patį kaip čia iš medžio, bet po to galvojau, su metalu čia greit pasidarysim ir jau bus normalus, tvarkingas turėklas. Nors dabar galvoju, stoviu ir galvoju, kad reiktų daryti jį ne iš šito, bet reikėtų daryti iš medžio ir atrodytų toks identiškas, bet ne, darysim iš metalo. Tai tiek šiame epizode, nors pačiame video nuotaikos vasariškos jau prasidėjo 2026. Ta proga sveikinu visus su šventėmis, palinkėsiu, jog ateinantis metai būtų kupini atradimų ir naudingų žinių įgavimo. Ačiū, kad žiūrite, susitiksime kitame epizode. Iki!